Sveikas atvykęs į mūsų naują YouTube kanalą. Šį kanalą sukūrėme su mintimi parodyti daugiau ir iš arčiau, kas yra motokrobatika, kas yra stuntridingas. Kalbėsime apie mūsų naują žiemos stunt bike projektėlį Honda MSX125, tai apie šitą daiktą papasakosime plačiau mūsų video. Šiame video. Jo. Šiame video. Ačiū, kad pataisėjai. Taip pat šitam kanale rodysime vaizdus iš mūsų treniruočių, kaip mums sekasi mokintis naujus triukus. Tai bandysime nieko nepagražinti, rodysime realybę tokia, kokia jinai yra, su nuopuoliais, kritimais, sėkmėm, nesėkmėm, lūžiais. Geriau, kad tai būtų motociklų lūžiai. Ir būtų įdomu sužinoti, ar toks kūrimas turinys būtų įdomus, nes turinio apie motokrobatiką ar stuntridingą Lietuvoje nėra daug. Tai tiesiog parašykite savo nuomonę, ar mums bandyti kurti daugiau ir iki susitikimų. Ir dabar šampanas. Taigi turime praktiškai pilnai standartinį Honda MSX125 2019 metų modelį, kitaip vadinamas Groom, čia kiek žmonių, tiek nuomonių. Šiuo metu yra uždėtas pilnai sportinis Black Widow išmetimas ir pakeistos žvaigždės ir stipresnė grandinė. Priekyje žvaigždė -2 dantukai, gale dabar tiksliai nepasakysiu ar +4 ar +6, tam, kad būtų jisai truputį aštresnis nuo pačios pradžios. Aišku, to aštrumo čia tikėtis yra sudėtinga, nes lygtais čia yra 9 arklio galios. Tai kažkokią labai didelę jėgą kalbėti turbūt būtų naivu, bet manom, kad žvaigždžių pakeitimas truputį turėtų tais išspręsti problemas. Aišku, projektas tuo čia nesustos. Yra užsakyta galinė stabdžių sistema. Kaip dabar matom, turim vieną originalų suportą ir tik tais vieną originalų kojinį stabdį. Šiuo metu yra užsakytas dvigubas suportų laikiklis, reiškia, gale bus dar vienas suportas, kuris bus pajungtas ant vairo prie sankabos, turėsime rankinį stabdį ir uždėtas didesnis diskas. Didesnis diskas reiškia lygiai toks pats diskas, tik priekinis. Tai turim nupirkę lygiai tokį patį originalų priekinį stabdžių diską. Ir kai ateis mūsų laikiklis, keisim šitą originalų stabdžių diską į didesnį, kartu su kitu laikikliu, kuris bus pritaikytas 2 suportam. Turėsime vieną suportą stabdžiai, kaip turi dauguma kojiniam, ir vieną stabdžių suportą pajungsime, kad turėtumėm stabdį ant rankenos kartu prie sankabos. Taip pat šiuo metu yra užsakyta perdaryta tepalo pompa, nes visa problema yra tame, kad tepalo pompa yra priekyje variklio, o kai pakeli motociklą vienu ratu, visas tepalas subėga į galą variklio. Ir gaunasi, kad originali tepalo pompa nepaima tepalo, o kas vyksta, kai variklis dirba be tepalo, galim įsivaizduoti patys. Esmė tame, kad tepalo pompa perdaryta taip, kad ir pavertus motociklą ant galo, subėgus visam tepalui į galą, tepalo pompa vis tiek turės galimybę paimti tepalą iš apačios. Taipogi turim užsakytą galinį subcage kartu su galiniu klokbaru. Tai reiškia, kad čia bus galinis rėmas toksai, kartu su čia pegais, kur bus galima koją pasidėti, nes originaliai turim originalius pakojus čia, bet realiai jie mums nereikalingi. Turėsim tokį pegą čia, čia metalinis rėmas ir bus toksai metalinis klokbaras. Nes jeigu dabar motociklą perverstumėm, tai šita lempa būtų out. Gaila, kad turim šlapią kelio dangą, bet bandysiu. Viskas vyksta pirmų bėgių, kiti bėgiai mums nereikalingi. Bandom viską daryti pirmų bėgių, kuo lėčiau.
Turim dabar tokį vaizdą. Gale didesnis stabdžių diskas uždėtas ir dvigubas suportų laikiklis. Liko dabar uždėti suportus, orint stabdžius ir bus viskas. Suportai jau uždėti, vaizdas toks. Šiuo metu pajungtas dabar yra tik tais viršutinis vienas stabdžių suportas. Bus originaliai padarytas kojinis stabdis, kaip ir pas visus motociklus. Šitą suportą darysim rankinių stabdžių, dar turėsim stabdžių rankenėlę prie sankabos rankenėlės. Grįžtam vėl prie Hondos projekto. Turim praktiškai paskutinius 2 darbus, kuriuos turim padaryti. Turim atvykusias kietesnės sankabos spyruoklės ir turim perdarytą tepalo pompą. Tai šiandienos darbai tokie. Leidžiam tepalą, sukam didelį šitą dangtį ir žiūrim, kas ten mūsų laukia toliau. Turim tokį vaizdą, nuėmus dangtį. Sankabos spyruoklės dar po šitų dangteliu. O tepalo pompa yra štai čia. O čia. Čia yra originali tepalo pompa. O čia yra perdaryta tepalo pompa. Sankabos spyruoklių dangtelis jau nuimtas. Turim 6 originalias spyruoklės. Kaip suprantu, originalaus kietumo. Ir turim 60% kietesnės spyruoklės. Bet jeigu dėsime visas 6, mums bus per daug, tai planas dėti 3 originalias spyruoklės ir 3 kietesnės. Tai realiai turėsim apie 30% kietesnę sankabą ir manau, kad mums turėtų to užtekti. Su sankaba viskas baigta, spyruoklės pakeistos, dangtelis susuktas atgal. Tepalo pompa ten tuščia, viskas jau išimta. Taigi turim originalią tepalo pompą ir turim perdarytą tepalo pompą. Visa esmė yra šito vamzdelio, kurio galas kišasi. Ten tokia skylė yra. Ir kai važiuojam vienu ratu, visas tepalas subėga į ten. Ir tada šito vamzdelio dėka tepalo pompa turi galimybę paimti tepalą ir nesusprogdinti šito mažo varikliuko. Nu ir viskas. Tepalo pompa įdėta. Vamzdukas matosi. Įdėtas į vietą. Viskas. Dedam dangtį. Ir darbai baigti.